Labas vakaras visiems, labai džiugu, kad jūs susirinkote šiandien, tikrai ganėtinai spontaniškai, taip tiesiog vakar pasakyta, šiandien jau esate, tikrai sveikinu jūs, matosi, kad tikrai norite daugiau sužinoti. Ir kadangi šiandien tokia tema, vis dėlto liečianti daugiau savirealizaciją, taip, labai ačiū, kad pasirodote video, nes tada man matysis akis ir man dar smagiau bus kalbėti apie savirealizaciją ir apie pačios APLGO kompanijos galimybės plačiau. Kalbėsiu aš, Danutė Puchova-Dedniovė. Šiaip galiu drąsiai dabar pasakyti, kad esu sisteminių APLGO renginių Larisos Gukovos organizacijoje renginių lektorė, organizatorė netgi renginių. Bet čia tai tik tai statusai, ne? O pati iš tikrųjų šiandien su jumis noriu pasidalinti apie būtent pačios savirealizacijos svarbą, ne, iki ko aš pati atėjau, kokia aš buvau, kokia aš tapau. Tai yra tiesiog savo istoriją noriu su jumis pasidalinti ir tikiuosi, kad tikrai jums bus įdomu, nes man pačiai prisiminti yra įdomu. Tai ir noriu tiesiog, kad jūs išgirstumėt vieną tokį pasakojimą apie tiesiog Sinelnikovo knygą, ne, jinai yra gyvenimo formulė, kaip įgauti asmeninės jėgos. Ir toje knygoje man labai patiko vienas pasakojimas. Pasakojimas buvo apie du brolius. Du broliai, vienas vyresnysis, kitas jaunesnysis broliai. Tiesiog vienas dirbo ir galo krašto nematė, tiesiog pavargdavo labai stipriai ir pinigų kaip nėra, taip nėra, ir tos sėkmės kaip nėra, taip nėra. O kitas broliukas, tiesiog jaunesnysis, nei tiek daug dirba, nei ką, o iš tikrųjų pas jį tokia sėkmė ateina ir jisai laimingas, visas vaikšto, labai praturtėjo, gerai pradėjo gyventi. Ir vyresnysis brolis pagalvojo vieną gražią dieną tiesiog užsukti pas brolį ir kažkaip su juo pasidalinti tą jo sėkmę, kad jis papasakotų, kaip jiems sekasi. Įėjęs jis į kiemą, pamatė labai gražią damą ir priėjęs prie tos damos tiesiog paklausė, kuo jį vardu. O šita dama tai ir prisistatė, kad jinai yra Dalia. Jinai yra būtent to jaunesniojo brolio Dalia. Gražiai atrodanti, tokia laiminga, patenkinta, nepervargus, švytinti. Ir jisai prisiminė, kad pas jį irgi taip pat yra Dalia. Bet ta Dalia jo tokia pavargusi, nupeikusi, pastoviai mieganti, pastoviai nepatenkinta. Grįžęs namo, jisai savo Dalios tiesiog paklausė, o kodėl tu tokia liūdna, kodėl tu tokia nepatenkinta, kodėl būtent tavo nuotaika tokia visą laiką prasta. Ir ką jam Dalia pasakė? Sako, per visus gyvenimus, kiek aš su tavimi ėjau, visą laiką buvau švytinti, graži, spindinti, bet niekaip negaliu suprasti, kodėl tu šitam gyvenime pasirinkai ne tai, ko tikrai turėtum pasirinkti. Ir man aišku, savaime liūdna, nes aš negaliu niekuom tau padėti, dėl to, kad tu būtent iškrypai iš kelio, pradėjai sunkų darbą dirbti žemės ūkio. Ir vyresnysis brolis ir sako, tai ką aš turėčiau daryti? Kas man turėtų sektis, jeigu žemės ūkis man turėtų jau net nešti sėkmės ir pinigų? Ir jinai sako, kiek tu anksčiau buvai praeituose gyvenimuose, tu buvai labai šaunus prekeivis. Tiesiog tu turi šitą talentą. Ir su šitu talentu tiesiog į tavo namus visą laiką ateidavo ir sėkmė, su šitu talentu į tavo namus ateidavo pinigai. Ir sako, ką man dabar, brolis, daryti, tai kad man pinigai ir sėkmė ateitų. Ir tada jam pasakė, tiesiog priimk sprendimą ne tą darbą dirbti, kurį dabar dirbi, o būtent tą, kuris tau atneš sėkmę. Ir brolis pagalvojo, taigi iš kur aš dabar gausiu, prekybininkui reikia turėti pinigų tam, kad galima būtų vienu žodžiu užsidirbti, jam reikia įdėti investicijas. Bet aš jau pripratau prie šito darbo, man reikės jau kažką tai keisti. Ir tada jam pasakė, nėra tokio nieko sudėtingo, tiesiog po truputį ir aš tau padėsiu. Ir pradėjo vyresnysis brolis, priėmė sprendimą, pradėjo kažką tai keisti savo gyvenime.
ir jo dalia pradėjo švytėti, gražėti. Ir gyvenimas to paties buvusio ūkininko visiškai pasikeitė ir jisai pats pasikeitė, tapo laimingas. Vat. Ir su šito, būtent su šitu pasakojimu, ne, aš norėčiau iš tikrųjų pradėti mūsų tą temą apie realizaciją. Ir kiek būna tokių dalykų, kada žmonės dar iš pat pradžių, kai gimsta, jie prisimena, kad jie kažko tai atėjo į šitą žemę, kad jie atėjo kažkaip tai džiaugtis tuo gyvenimu, taip, kažką tai padaryti tame gyvenime. Ir netgi pačioj pradžioj galima būtų netgi sužinoti, vaikų paklausus, kokius jų yra svajonės. Aš atsimenu, kai mūsų mergaičių paklausė, sako, o apie ką tu svajoji, kuo tu norėtum būti užaugusi? Tai viena sakė, būsiu mafiozienė, jau vyresnė buvo, nagučių taip pat kiša grinai, būsiu mafiozienė. O jaunesniosios, matyt, dar nebuvo iškreiptas mąstymas, kai paklausė, vienu žodžiu sako, kuom tu užaugus nori būti? O jinai ir sako, aš noriu būti žurnalistė. Gerai, bet žurnalistai reikia gerai mokytis, visą kitą, ar galėsi mokytis? Sako, taip, mokysiuos gerai. Nu, jeigu neišeis, sako, aš tada būsiu gidė. Nu, gidė irgi reikia lietuvių kalbą gerai mokintis. O jeigu neišeis, sako, tada būsiu vienuolė. Atšokus žmogus galvoja, koks ten yra tas sąsaja žurnalisto, vienuolės, taip ir gido. Sako, nu, o jeigu neišeis vienuolė, ten vis dėlto tai yra žmona Dievo, ne? Sako, vis tiek po pasaulį važinėsiu. Ir ta tikroji, ta svajonė, ne, to vaiko iš tikrųjų ateiti, gražėtis pasauliu, mes su ją dabar netgi rungtyniaujam, reiškia, kur kokią šalį ir kiek kartų nuvažiavom, ne? Ir kaip vyksta gyvenimas, nes niekas nesijuokė iš jos tų svajonių, niekas nesakė, kad tau neišeis, o visą laiką skatinam, kad tikrai ir žurnalistų būrelį lankytų, ir kad lietuvių gerai mokintųsi, ir prašau, netgi susirasdavo kažkokią galimybę visą laiką išlėkti, išvažiuoti ir pailsėti. Ir darbą dabar irgi tokį turi, kad, vienu žodžiu, visur važinėja. Vis pamato kitas šalis. Tai bet po to, ne, kažkaip, ar tai įtaka kažkokią turi, tai žiūrėkite, ar mokykloje, ar tie patys tėvai, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi talentą, lyderis, jisai pareiškia tos lyderystės savo sugebėjimus ir kad paskui jį eitų pirmoje eilėje, ne, tai būna vyriausi vaikai, ne, jie tokie lyderiai, pas juos yra broliai, seserys, arba daugybė tų kitų kaimynų, tarkim, pavyzdžiui, iš mano gyvenimo, ne, aš tai buvau iš tikrųjų įgimta lyderė ir kada mes iš Magadano atsikraustėm būtent į Lietuvą, aš ten vedžiau visus pulkus tų draugų, net į Sopkes esu nuvedusi rizikingą kelią, žmonės praėję taip, labai aukštai. Ir kada aš atvažiavau čia į Lietuvą, tėvai mano labai daug dirbo ir gavosi taip, kad man tiesiog apnika darė tokią įtaką, sakė, vienu žodžiu, čia išpuikėlė, tai čia ko tu lendi, tai ko tu čia mokini, tai tu čia išvesi iš kelio. Ir daugybė tokių iš tikrųjų dalykų, kur žmogui tiesiog įvaro kompleksus, ne? Ir laikui bėgant, paskui žmogus pasimeta ir viduje jaučia, kad jis kažko tai nėra padaręs. Ir tai daugiausia būna, ne, kad jau ten vaikus augini ir mamos galvoja, kad jos prigimtis yra tos vaikus pagimdyti, ne? Toliau, reiškia, iki 36 metų netgi rytuose sako, jeigu tu tavęs nepažinai, nežinai, dėl ko tu atėjai, tai tau tikrai bus ganėtinai sunku, bus sunkus ieškojimai, tai yra daug sunkesni, negu būtų anksčiau. Bet taip jau yra, mes susidurėm su tuo, kad daugiausia virš 40 metų, kada vaikai užauga, kada jau iš tikrųjų atrodo susitupėjęs, o tas gyvenimas, ne, pradeda kažkokios tokios mintys lysti, kad o ką, jau eina į pabaigą gal gyvenimas, ne, nedaug jau liko laikas, tai yra labai svarbus resursas, o aš dar nieko nepadariau, norėčiau kažką tai gal padaryti, bet tai nežinau dabar ką daryti. Tas darbas, kuriame aš dirbu, mane lyg tai tenkina, lyg tai aš jau pripratau prie to, bet aš nematau tokios sėkmės, nematau šito tokio gyvenime proveržio, kad galėčiau džiaugtis, ne, tuo gyvenimu. Ir tai atsitinka labai daugeliu su kuo. Ir tada ieškojimai, ne, visur
Visur, kur eini, pradedi ieškoti, mokytis, išlaidos. Ir žiūrėkite, tiesiog ateina 70 metų ir kada žmonės arba 80, tai darė statistiką 70-mečiam, mane žmonių paklausė, ko jūs labiausiai gailitės, ane, gyvenime. Ir nė vienas nesakė, kad jie gailisi kažkokiu tai padarytų dalykų. Daugiausiai visi pasakė, kad jie gailisi, kad jie kažko nedadarė, kažko nepadarė, kažko neatrado, kažkur tai neįvykdė kažkokį tai darbą. Ne? Ir jeigu pažvelgtume kiekvienas į save, tai tiesiog pajaustume, kad tikrai metai praėjo, o kas yra padaryta. Ir o ką aš gero padariau, ne? Nes šiaip tai, kaip sakoma, gimstame tam, gyvename tam, nesvarbu, kokį tu darbą dirbtume, ne, bet tu turi iš tikrųjų jaustis visą laiką sėkmingu, tiesiog tobulėti, nes tavo, pavyzdžiui, siela visą laiką trokšta tobulybės, jinai nori keistis, jinai nori tobulėti. Taip? O tavo, reiškia, protas, ne, jisai nori malonumo. Ir faktiškai, jeigu tu vien su malonumu būsi, ne, netobulėsi, tai tikrai bus problemų su sveikata, ten su finansais ir taip toliau. Laikui bėgant vis tiek turėsi atsigręžti į save, bet jeigu tu vien tik tai tobulėsi, ne, neturėsi malonumo, labai greitai perdėksi, visur turi būti harmonija. Vat čia toj srity atrasti save, vat būtent, kad tau būtų ir miela, kad tu galėtum to džiaugtis, galėtum iš to gyventi ir galėtum tikrai savo vertybės, ne, puoselėti. Atrasti, grįžti į save. Netgi kai kur savirealizacija, tarkim, pavyzdžiui, apibūdina tokiais žodžiais, kad tai yra kelias į sėkmę, ne? Arba tai kelias į save. Tai yra tada, kada tu gali save realizuoti, atrasti save, sužinoti, kas tau patinka. Ir aš atsimenu savo laiku, tiesiog labai daug kas uždirbinėjo ant to, kad padėjo žmonėm atrasti savo specialybę, profesiją. Ir mano viduje kažkodėl tai viskas kuždėdavo tai, kad ne tas yra svarbiausia. Taip, profesija gali kažkiek padėti save realizuoti, bet tai nereiškia, kad tavo paskirtis yra dirbti toje srityje ir būti tuo avalininku, ne, kaip mes su vyru. Taip, avalynėje mes jautėm kūrybą, mes galėjome džiaugtis ir aš galėjau save išreikšti kaip kūrėja. Taip, bet avalynę darant aš negalėjau savęs išreikšti kaip lyderė, nes tu nepavadovausi odai, ne, nepavadovausi batam. Ir šitas būtent talentas, ne, ta išraiška, kažkur tai buvo užslėpta giliai. Ir tam, kad ją pakelti, ją išreikšti, iš tikrųjų reikia bendrauti su žmonėm. Ir mane visą tai stūmė, dėl ko, pavyzdžiui, ten pradeda nesisekti, ne, ten kažkas tai atsitinka su ta valyne, atrodo viskas gerai, ne. Ir pas tave tiesiog viduje, dirbant po 16 valandų per parą ir gaunant netokius jau didelius pinigus, atsiranda tokia mintis, o iš tikrųjų, o laikas, tiem vaikam neturi laiko, ne? O būtent, ką tu dar turi gyvenime padaryti ir kaip to padaryti, ne vien batais, ne, šitas gyvenimas yra grįstas. Nu gerai, nėra kada netgi atvirai kalbant savo artimam žmogui, kaip aš sakiau, visą laiką apsivesiu, tai sriubą gaminsiu, ne, tenai puoselėsiu, klausykit ir taip toliau ir panašiai, savo šeimoje pervargsti, pasidarai piktas. Ir savęs neatpažįsti, o ką kalbėti apie tą realizaciją. Ir aš atsimenu, kaip dabar užpikau tada aš ant to darbo savo ir pasakiau draugam, ieškokit man kažką kitą pakeisti, kad perpus mažiau dirbti ir dvigubai daugiau uždirbti, kad aš galėčiau turėti daugiau laisvo laiko savo, kad aš galėčiau iš tikrųjų tobulėti, augti, tas toksai vidinis troškimas, dar nesupranti kodėl, bet vidinis troškimas yra tiesiog pamatyti kitas šalis, nuvažiuoti pas kažką į svečius. Ir žiūrėkit, kaip mes pradėjome su tinkline rinkodara bendradarbiauti, tai būtent ir gavosi taip, kad dabar tai internetas, ne, ir tu gali sėdėti namuose ir pasakoti ir tave klauso žmonės. Bet tuo metu interneto nebuvo, tuo metu tiesiog sėsdavom į mašiną ir važiuodavom į svečius, o tai gyvendindavom tai, ką norėjai, ne, aplankyti draugus, aplankyti pažįstamus, pavažinėti į Kaliningradą, į Klaipėdą. Tiesiog tikrai gavosi taip, kad mes labai daug Lietuvos apvažinėjom, būtent su veikla. Ir ta veikla gal netgi iš pat pradžių nelabai patiko, bet aš mačiau tą tokį dalyką, pokytį.
mačiau, kad mano gyvenimas tikrai keičiasi, kad aš atrandu vis daugiau laiko sau, kad aš atrandu laiko daugiau vaikam ir galiu daugiau pamatyti tą tokią pasaulėžiūrą, tokią visiškai kitokią. Ir aš dabar, va, pavyzdžiui, kaip grįžtu atgal ir pagalvoju apie tai, kas būtų, jeigu aš pasilikus būčiau su tais batais, aš tikrai taip nemąstyčiau, kaip dabar mąstau. Aš neturėčiau tokių progresyvių žmonių, tikrai klausimas, kas ten būtų, nežinau, matau žmonių, kurie kitą kartą kampe sėdė ir niekur neišeina iš namų. Ir pasislėpia už baimių, ne, už kažkokių įsitikinimų, už draudimų ir sociumo klausosi, ne, kažkokio iliuzijoje gyveni. Ir faktiškai, netgi jeigu tu dirbi kažkam, netgi jeigu tau ir patinka, tai tada pripažįsti, kad tu esi svetimo gyvenimo įkaitas, ne? Tai yra tu įgyvendini svetimų žmonių gyvenimą. Suprantu, jeigu tu supranti šitą, bet kartais būna, kada viduje tu galvoji, ne, aš turiu kažkokį potencialą viduje didesnį, aš turiu kažką daugiau patirti. Ir kada jau daugiau pusėja gyvenimas, iš tikrųjų nėra laiko jau žaisti. Nėra laiko, kada išradinėti kažkokį dviratį. Ir atkreipkim dėmesį, kada žmonės yra dar jauni, tai jie žiūrėk, tai už to griebėsi, tai už to griebėsi, tai dar kažką tai tokio daro. Bando kažką, ne, ir tą patį verslą daryti, ne, rizikuoja. Jie tokie aktyvesni, bet jau virš 35 metų, atsiminkime save, mes daromės tokie pasyvesni ir gal išmintingesni, bet tos energijos iš tikrųjų jau mažėja tam, kad galima būtų įgyvendinti savo svajones. O dar kartais sutinki žmonės, kurie nusivylę ir jau nesvajoja. Ir man labai patiko vienas pasakojimas apie vienuolį, kuris tiesiog sėdėjo vienuolyne ir vienuolyne sėdėjo ir iš tikrųjų meditavo, meldėsi. Ir kai jo paklausė mokytojas, dėl ko tu visą tai darai, sako, aš tiesiog noriu tobulėti, keistis. Ir tada sako, tau ne čia reikia būti mokytojas, tu turi tada išeiti į pasaulį. Išėjęs į pasaulį, ieškok kuo daugiau skirtingų žmonių ir kuo daugiau su jais kontaktuok. Tada tu pamatysi labai greitą savo gyvenimo perversmą ir vystymąsi. Bus visko. Tu sutiksi visokių žmonių, bus ir susierzinimų, bus malonių akimirkų. Bet žinok, tu įgyvendinsi savo paskirtį. Tu turėsi galimybę tobulėti. Ir gal tau daug kas nepatiks, tada turėsi galimybę mokintis ir tobulėti, būti tolerantišku ir priimti žmonės su visomis jų ydomis. Ir tu laikui bėgant pajusi tą džiaugsmą bendravimo su žmonėmis. O svarbiausia, tu turėsi galimybę padėti tiem žmonėm. Gal iš pradžių netgi nežinosi, kuom padėti, tai gerų žodžių padėsi. Laikui bėgant tu turėsi galimybę padėti tų kitų žmonių istorijas pasakodamas, ne, ir versdamas iš tikrųjų tų žmonių gyvenimus kitaip mąstyti, o dar ir kitaip gyventi. Tai yra didžiulė pagalba tiem žmonėm ir tokiu būdu tikrai aukščiausias bus patenkintas, laimingas ir tu būsi realizavęs savo būtent gyvenimą. Būsi laimingas, išeisi iš to pasaulio, tikrai laimingas. Klausimas, ar tu būsi laimingas ir daug tokio gero dalyko padarysi, būdamas čia vienuolyne. Ir daugelis iš mūsų, ne, jau laiko neturi, taip greitai tobulėti reikia, labai greitai. Ir aš, pavyzdžiui, kitą kartą pagalvoju iš tos žmonės, jeigu taip įgyvendinti savo potencialą, svajonės ir visą tai, ką tu turi padaryti, ne, būtent per gyvenimą, ypatingai keistis, tobulėti, tai tinkinti rinkodara superinis dalykas yra. Aišku, šiandien jūs galite tiesiog nukopijuoti šitą ratą, kur namuose asmeniškai galite padirbti su savim, tam, kad pamatyti, reiškia, kokius veiksmus ir kokius darbus turėtumėte atlikti veiksmus. Tai nereiškia, kad būtinai darbai turi būti, ne? Tai yra pirmam rate, tai yra išsirinkti būtent sąrašą tų darbų, kurie jums patinka, kas neša malonumą, džiaugsmą, ne? Ir ką jūs gerai mokate daryti.
Toliau, aišku, ratas tai yra pasižiūrėti, ar tas sąrašas atitinka už tai, ką jau moka, gerai moka, ne, ar už tai gaunate pajamas. Nes pajamos ateina kaip atlygis už tą savo gerą darbą turėtum gauti. Vat, po to pasižiūrėkite, ar tai, kas gerai gaunasi, ne, iš tikrųjų neša jum tą pelną. Taip? Ir pagalvoti apie tai, o gal kažką tai naujo išmokti. Ir jeigu paimti naują specialybę, visur reikia mokytis, visur. Jeigu tu ką bebūtų, bet iš tikrųjų tinkliniai rinkodarai, tarpininkavimo pirmas žingsnis, tai yra turbūt lengviausias dalykas, ką mes turime patobulinti. Ir kartais netgi žmonės, o tai čia taip paprasta, taip lengva, ir pradeda kažką daryti ir priskaldo malkų. Ir nereikia to eiti, aš pati kažkada tai ir mokiausi ir skaldžiau malkas, ir dabar galima netgi būtų pasakyti, kad žmonės pagal tai sprendžia, kaip anksčiau nebuvo, kas tai yra tinklinė rinkodara, kad tai priekabiavimas, kad tai yra pardavimas, kad čia reikia su tašėm nešioti. Šiais laikais to nėra, netgi pagalvoti baisu būtų dabar, kokios tašės ir iš viso kokie priekabiavimai, ne, viskas vyksta per internetą, žmogus ateina namo, užsisako, pinigus pats sumoka. Ir to siaubo, kuris buvo anksčiau, kai žmonės nemokėjo kažką tai dirbti, va tokios specialybės, ar ne, kaip tinklodarininkas, darė bele kaip, man būtų iš tikrųjų nemalonu, jeigu ir dabar žmonės tą patį darytų. Bet tai jau matosi, kad neprofesionalas, nes netgi tam pačiam internete profesionalų nesimato, matosi tik diletantai. Nes profesionalai jau jie žino, kad jeigu tu tankiai per internetą nuotraukas produktų ir apie produktus kalbėsi, tiesiog žmonėms bus neįdomu ir jie pabėgs. Čia supras, kad čia pardavimas vyksta, ne? Kiša, tas pats kaip su tašėm. Va, bet jeigu tu paprasčiausiai tikrai duosi naudą, kaip tikras verslininkas, ne, nes verslininkas tai yra tas, kuris duoda naudą, kuris dalinasi. Iš tikrųjų gali būti didžiulė sėkmė, kada tu gausi ir pajamas, ir gyvensi savo svajonį ir būsi laimingas. Tai čia dar yra dar keletą niuansų, aš čia tokį mažesnį variantą paėmiau, bet šiaip yra, japonai, ne, tokį turi principą ikigai, tai yra faktiškai kaip gyventi laimingai. Ir kada tu turi tikslą, kada tu tikrai žinai, kad tu įgyvendini savo tą būtent svajonę, faktiškai netgi nereikia specialiai kažkokios tai energijos, ne, gauti ten energetinių gėrimų, gerti ir taip toliau, paprasčiausiai jautiesi kaip į rozetkę įkišęs ir pasikrovęs, laimingas. Va. Apie tai, kaip tapti laimingu, nelaimingu, galime dar daugiau pašnekėti. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kokie pokyčiai iš tikrųjų vyko anksčiau ir dabar, ne, tai yra tikrai iki 20, netgi 1 metų, net anksčiau, iki 16 metų. Bet akivaizdžiai iki koronos, ne, mes tiesiog patys eidavom parduotuvę, labai daug apsipirkdavom, parsinešdavom, bet ypatingai moteris labai mėgsta, ne, apsikrauti, netgi iš vyrų kartais atima tašes. Ir tokiu būdu vykdavo prekyba. Šiais laikais, ne, netgi dabar aš kai pasižiūriu, užimti žmonės netgi iš parduotuvių užsako prekes, maisto produktus į namus. Ir tai nėra kažkokia tai naujiena. Tai yra labai patogu. O tas, kas patogu, tai yra tikrai išlieka ilgam. Vat. Ir kuriasi tikrai tokie, ir kioskelė, aš dabar Vilniuje buvau neseniai, neįkurtas kioskas, kur tiesiog eini pro šalį ir jūs sakė, bus daugiau. Tiesiog įdedi monetą, ar ten kartelę atsiskaitai ir pasiėmi maistą tokį, kokį nori, kad ir naktį. Viskas keičiasi, pokytis vyksta. Klausimas, ar mes suspėjame su tais pokyčiais. Ir ar nebus taip, kad kai bus, pavyzdžiui, garbus amžius, atsisėsim ir galvosim, žiūrėk, tiek gyvenime visko pasikeitė, o aš ne. Toli gražu, taip nebus. Galvosim apie tai. Koks tas jaunimas yra bjaurus. Sėdėsim ant suolelio ir kiekvieną apkalbėsim kaip tam anekdotę. Ne? Ar žinot, ne, turbūt nelabai žinot anekdotą, tai yra tiesiog, kai Dievas dalino metus gyvenimo, taip, atėjo pirmas asilas ir sako, tu asilė tai yra antiek naudingas, tu toks darbštus esi, aš tau turiu tiesiog išrašyti didžiausią amžių, tai yra 120 metų.
Asilas sako, Dieve, nu ką man šitiek metų, jis pagalvojo, kad šitiek metų arti reikės, ne? Sako, man išrašyk šiek tiek, ne, o visus kitus palik, gal kam prireiks. Na ir aišku, savaime Dievas ten pasiėmė, pasiliko 40 metų, kitus atidavė reiškia Asilui. Asilas laimingas išėjo, ateina po to šuo, šuns metų irgi kažkiek tai 20 paliko, taip. Na ir aišku, po to atėjo bežionė dar kažkiek paliko ir ateina žmogus jau visas patenkintas, lefa, visas toksai atsipalaidavęs. Na ir aišku, savaime jam duodama 20 metų tik tai tokio laimingo gyvenimo. Ir žmogus nusiminė, sako, o kur daugiau? Sako Dievas, nu tai nėra daugiau, nu tai gal liko nuo ko nors. Nu liko ten dar nuo asilo 40, nuo šuns 20, nu nuo bežionės dar kažkiek, tai žinai, kad ir 20 irgi metų. Taip ir gyveno žmogus sutikęs su tais visais metais. Kaip sakoma, 20 metų, tokio nerūpestingo gyvenimo, mokykla, tėvai daug ką padaro, atsakomybės minimumas, laimingas, patenkintas. Vaikšto 40 metų, po to arė kaip arklys, arkliškus metus atgyventi reikia. 20 metų po to kaip šuva ploja kiekvieną praeinantį. Na ir aišku, dar pasilieka kažkiek tai metų, ne, kaip beždžionė, klausyk, straksi maksi, supranti, klausyk, ir kas nežino dėl ko. Tai va, kad to nebūtų, kad biškai kažkokie pokyčiai įvyktų gyvenime. Tikrai visą tai priklauso nuo mūsų ir netgi dabar nuo mūsų ketinimų, ne nuo kažkokios karmos, ne nuo kažkokių tai dalykų, kurie nuo mūsų nepriklauso, mes galim tik bėdą suversti. Iš tikrųjų, nuo mūsų sprendimo, nuo mūsų ketinimo keistis, kažką gyvenime dar padaryti. Ir, pavyzdžiui, kaip man patiko Masačusetso, ne, tiesiog universiteto, Masačusetso universiteto mokslininkai, ne? Jie, kadangi tyrė maždaug apie 100 000 žmonių, sergančių širdies kraujagyslių ligomis. Ir pastebėjo tokį labai įdomų atvejį, tai yra 90% žmonių, kurie sirgo vienokią ar kitokią širdies kraujagyslių ligą. Tai buvo būtent nuo to, kad jie nepatenkinti savo darbu, nepatenkinti savo gyvenimo, nepatenkinti dėl to, kad savęs negali realizuoti. Ir, bet prašau, netgi tokios knygos iš tikrųjų rimtos, kurios dabar pirmaujančios yra, vyksta tokie procesai mūsų gyvenime, ne? Tai tengi sveikata irgi taip pat priklauso nuo to, kaip mes iš tikrųjų gyvenam, kaip mes save realizuojam, kaip mes viduje jaučiame laimingus save iš tikrųjų. Ir kad būtų laimingų nereikia daug, pasirodo, reikia dalintis. Paprastas dalykas, ne? Tai yra dalintis meilę, džiaugsmu, būti nesavanaudišku. Ir netgi kitą kartą žmonės ieško, kuom pasidalyti, jiem nelabai išeina. Ir žiūrėkite, aš užkabinsiu tą dalyką tinkliniai rinkodarai, tu turi galimybę dalintis. Gal tu iš pat pradžių daliniesi kito žmogaus istoriją, tu džiaugiesi jo rezultatų ir tu pasakoji. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra nesvarbu, tu parašai, ar tu garsiai išreiškia, ne, tą istoriją, tu apie ją žinai, tu ją pasakoji, tu daliniesi, tu sveiksti, nes tu realizuoji save kažkokiu tai būdu. Ir tu nesavanaudis, kad tau kažkas tai turi už tai sumokėti, kad tu papasakosi, ne, tu darai tai iš širdies tiesiog. Sekantis žingsnis, ne, tai yra tavo istorija, tu naudoji produktus, tiesiog praeina kažkuris tai laiko tarpas ir tu pasakoji savo istoriją ir tu ją irgi džiaugiesi. Ir nuo tos istorijos tavo tikrai labai daug žmonių, kurie patenkinti, laimingi. Ir tu taip iš tikrųjų save irgi paprastu būdu atskleidi tą meilę, gėrį ir save realizuoji. Ir tokių atvejų yra labai daug. Bet pavyzdžiui, aš šiandien tiesiog žavėjausi viena mergina, kuri
atėjo tiesiog iš pat pradžių savo vaiko istoriją pasakojo ir labai daug užkrėtė žmonės va tuo entuziazmu, patikėjo žmonės ir savo vaikam davinėjo sveikatinimo produktų. Nėra nei vienoje kitoje kompanijoje tokių iš tikrųjų malonių ir tikrai nuoširdžių istorijų, kaip būtent sveikatos kompanijoje, wellness industrijoje. Tai irgi labai svarbu, nes, pavyzdžiui, ką tu ten prisidžiaugsi, jeigu tu ten išvaliai grindis? Ne, išvalyti, aš ir su kitų valiklių galiu išvalyti grindis ir langus galiu ten išplauti. Bet kai tu iš tikrųjų padedi su savo istorija, tu uždegi žmogų ir pas jį sveikata gerėja. Pas mūsų organizacijoje yra žmogus, kur iš tikrųjų akivaizdžiai matosi, kaip sveikata žmogaus gerėja. Aš kiekvieną kartą džiūgauju. O aš įsivaizduoju, kaip džiūgauja tas žmogus, kuris pasakojo pirmą kartą, gal netgi bijojo papasakoti, bet iš tikrųjų ant tiek didelis troškimas buvo tam žmogui padėti, kad jisai galėtų vaikščioti, judėti ir kitiem netgi padėti. Ne? Dabar įsivystė tikrai organizacija, tokia grinai kaip ne organizacija, bet grupė žmonių, kurie būtent ant tos istorijos atėjo, kurie matė to žmogaus pokyčius. Ir tiesiog, žinot, žmogus sunkiai vaikšto, blogai vyksta jo gyvenime kažkokie procesai, taip jis negali save tiesiog dirbti tą mėgstamą darbą, kuris jam patinka. Ne? Ir čia po kažkurio tai laiko, po 3-6 mėnesių žmonės mato tą žmogų visai kitokį, laimingą, gal ne visai dar pasveikusią, ne? Ir klausia, kas tavo gyvenime atsitiko ir tu pasakoji, ir tu sveiksti būtent nuo to, kad tu pasakoji, nes tau nėra tokio didelio noro būtent jam pasakoti dėl to, kad uždirbti, o tu pasakoji dėl to, kad tu laimingas esi, iš širdies pasakoji savo istoriją. Ir kada mes džiaugiamės, pavyzdžiui, tuo, ką mes darome, mes norime dalintis, ir dalintis iš širdies. Reikia rasti tokią terpę, kurioje gali dalintis. Tu sveiksti nuo to, aš kaip kinų specialistas sakau. Būtent ten yra būtent tas dalykas, kad psichosomatika, tu nesinervuoji dėl ateities, nes tu iš tikrųjų turi vietą, kurioje tavo ateitis gali būti aprūpinta. Tu žinai, kad nuo tavęs daug kas priklauso. Daugiausia energijos išnaudoja abejonės, bet kai tu išmoksti priimti sprendimą ir tave palaiko tave žmonės, kurie praėjo tokį patį kelią, tu turi mokytojus, nors ir bijai mokytis, neatrodo, aš gal nesugebėsiu, gal man neišeis, nes mes per gyvenimą gavom tiek baimę, ne? Ir ateina žmogus, kuris sako, tu daryk, aš tau padėsiu. Ir tai nėra tikrai geresnio dalyko, kad tau padės, tiesiog nuoširdžiai padės ir tu jauti tą nuoširdumą. Padės ne dėl to, kad jis uždirbs, o jis padės dėl to, kad jis nori, kad tu geriau gyventum. Ir aš visą laiką džiaugiuosi, kai žmonės sako, mano iš tikrųjų noras didžiulis tai yra, kad tikrai ne tik aš gerai gyvenčiau, bet kad ir tie žmonės gerai gyventų, kad mes su jais galėtume kartu išvažiuoti, pailsėti, kad mes galėtume kartu su tai žmonėmis važiuoti į kruizą, galėtume su tai žmonėmis važiuoti į kitą šalį. Ir tas yra tikrai kažkas tai tokio, lyg tai aukštesnio, ir tas mus gydo, tas suteikia mums energijos, mes veikstame. O ką jau kalbėti apie tos renginius, kada tu susitinki su bendraminčiais, kai kam labai reikia, nes būtent susitikus su bendraminčiais yra įkvėpimas, vienas žmogus papasakoja gyvai savo istoriją. Netgi per internetą mes kada susitinkame, ir tai jau yra kažkoks įkvėpimas, kada keičiamės patirtim, ypatingai kada susitikimai vyksta, ta atmosfera tokia iš tikrųjų dalinimosi atmosfera. Kada tu jauti, aš jau kalbėjau, palaikymą iš aukščiau, kada palaikymą iš organizacijos turi. Kitą kartą gal netgi tavo partneriai nežino, tu matai viziją, ir tu žinai, kur tu eini. Ir kartais gal netgi būna skaudu, kai tavęs neklauso, ir nemato dar tos vizijos, bet tu stengiasi, tobulėji ir parodai, savo rezultatais. O ką jau kalbėti apie tai, kad visą laiką per seminarą, pavyzdžiui, žinote, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, anksčiau būdavo, pasakoji, tu tenai mokykloje įpratęs, kad atpasakoti tą, ką žmogus papasakoja. Mes tokį įprotį turėjome, atpasakojimus daryti. Dabar, tiesiog, aš džiaugiuosi tokia būtent savybė, kada žmogus pasakoja istoriją. Aš ne tik prisimenu tą istoriją, bet pas mane vyksta dar išgyvenimas, tai aš tiesiog savo istoriją tiesiog prisimenu, nes mes pamirštame, kas buvo mūsų vaikystėje.
Ir kada, tarkim, pasakoja, ne, aš prisimenu ir iš karto tiesiog transformacija vyksta iš praeities. Čia yra dideli pinigai, taip, jeigu tai paėmus, jeigu tu eitum pas konsultantą ir su tavimi jisai asmeniškai dirbtų ir kad galėtų vykti transformacija, tai yra šimtai eurų. Vat, o nuvažiavus ten per 3 dienas, pavyzdžiui, kažkokio tai renginio, ypatingai kai su kompanija važiuoja žmonių, kurie irgi taip pat pasakoja bendraminčiai savo istorijas, nu, reikia tikrai, nu, tik tai tiek atrasti tą komandą tų bendraminčių, ne? Ir kada tu tikrai savo istorijoje pokyčius darai, tai yra asmeniškai labai stipriai ugdyti. Aš pasižiūriu vat atgal tiesiog, ne, kokia buvau tenai prieš, nu, netgi nereikia 5 metai. Ir dabar tai yra didžiuliai pokyčiai, nes tai yra iš tikrųjų iššūkis per internetą kalbėti, iššūkis laiškus rašyti. Ir dabar kartais paskaitau tokius, vat būtent copywriterio, ne, specialybė tokia yra nauja, ne visi žino. Bet galvoju, va, pasižiūrėk, pastoviai tobulėji ir jau tų klaidų nedarai, jau gal netgi ir užkabini kokį vieną kitą žmogų su savo rašysena, ne? Ir galvoju, va, žiūrėk, o tokio talento tu nebuvai atskleidęs ir dabar atsiranda toks talentas. Ir tai visame pasaulyje ir kalbėti dar apie ką? Apie tai, kaip tavo partneriai jau gauna, kada jie žvaigždėmis tampa, kada iš tikrųjų jais visi didžiuojasi, ypatingai, va, aš Europoje, ne, mūsų 2 moterys buvo top 100, ne? Ir pagalvojus tik apie tai, kad tai yra koksai pasiekimas Europos mastu, tai yra tiesiog tu didžiuojasi už tai, kad tavo partneris tą pasiekė. Ir nėra didesnės laimės tikrai, jeigu ne tu, tai jisai gal būtų kitur arba nebūtų to pasiekęs. O dabar jisai irgi taip pat auga, tobulėja. Ir kiekvieną kartą, kaip tarkim vyksta kažkokie va tokie pokyčiai, man tai jie yra labai brangus. Man labai brangus. O pats gauni visokius iššūkius, pavyzdžiui, ten dirbtiną intelektą, su juo susipažinti, ne? Pabendrauti ir daug tokių prieštaravimų sako, va, taigi tas dirbtinis intelektas, jis užkariauja pasaulį. Nu, bet jis taip pat taip užkariaus, vis tiek mums reikalingas su juo išmokti bendrauti, bet panaudoti, kaip mano viena partnerė sako, panaudoti savo labui, bet būtent tą patį dirbtiną intelektą, ne? Ir tai mums duoda iš tikrųjų kompanija APL Go. Ir kitokios MLM kompanijos duoda. Tačiau kodėl APL Go? Žinote, vat aš pradirbau 15 metų ir ten kūriau, padėjau sistemą kurti, ne, komandą kūriau produktą. Kaip papasakoti apie produktą, ne, ir mokymus vedėm, ir renginius kūrėm iš tikrųjų. Ir visą tai kūrėm per 15 metų. Aš atėjau iš tą kompaniją, čia viskas buvo sukurta. Tik tai biškai tobulėjame. Ir svarbiausia, kad sukurta taip, kad viskas idealiai atitinka. Tai labai daug ką reiškia, kada iš tikrųjų, va, pavyzdžiui, sistema suderinta, komanda, produktas, renginiai, galimybės, aš vis tiek sakydavau, marketingo planas yra pritaikytas prie produkto, nes jeigu tą patį marketingo planą padėsi kitam produktui, gali netikti. O čia yra suderinta harmonija. Reikia tik tai plėstis ir žiūrėkite, kaip jau elektros krūvis, ne, laikui bėgant kuo daugiau žmonių, ne, kuo daugiau žmonių prijungia didesnis elektros krūvis, prijungia daugiau elektrodų, ne, ir taip pat užsisuka. Tiesiog žmonės po to nesupranta, kaip jie čia papuolė, kaip jie čia pasirašė. Aš, aišku, daugiau mėgstu sąmoningai dirbti, kad pas mane ateitų sąmoningi žmonės, toks amžius dabar. Bet jeigu reikia masės, tai visada žinokit, masė pritraukia masę. Dar kompanija, o čia dabar pasakysiu, būtent kompanijos prezidentas, ne, jisai labai svarbus yra asmuo pačioj kompanijai. Būtent nuo jo priklauso daugybė dalykų. Jisai yra mūsiškis, jisai būtent žino, kaip reikalinga vesti tinklinės rinkodaros darbą. Jisai žino, kaip mes jaučiamės bet kokioje situacijoje. Taip, ir dalyvauja visokiuose reitinguose. Ne taip jau paprasta, ne, tarp tų visų grandų, akulų, kurie jau ten 60 metų rinkoje, ne, tiesiog prasimušti. Bet prašau, bankrutuoja kompanijos po 5 metų, po 3 netgi metų bankrutuoja. Išsilaikė 12 metų ir eina link milijardinės apyvartos. Tai eina kalba apie tai,
kad kompanija žino, ką daro ir jau užsitikrino rinkoje. Vat, tas vat, būtent konkurencingas, gal dėl to, kad jaunas prezidentas, ne, bet jis iš tikrųjų jaučia šitą pulsą, kad to reikia, kad reikia daryti žmonėms žaismingai, tos pačius mokymus, kad jie galėtų per maratonus daryti ir žaismingai. Tai yra, kad nebūtų taip sunku. Nes, pavyzdžiui, mano gyvenime, ne, aš ieškojau, va, tarkim, pavyzdžiui, kaip su avalynė, ne, tai buvo tiesiog daug kūrybos, ne, bet buvo, kaip pasakyti, jau liūdna už tai, kad kaip praktika, kaip ponui dirbi, tai tos kūrybos nesijaučia, norisi atvirai kalbant bėgti, dėl to, kad neturi laiko net pasimėgauti savo kūriniu, nes kūrėjai mėgsta ir pasimėgauti dar. Jeigu toliau buvo, ne, tai buvo toksai dalykas, kaip, pavyzdžiui, pirma kompanija, pirmas projektas, ne, tai yra didžiulė meilė, tai yra labai didelis iš tikrųjų augimas. Tikrai negalvoji apie tos vien pinigus, ne, galvoji ir apie tai, kad tu gyveni, tu džiaugiesi už tai, kad tu jau laiko daugiau turi, gali tobulėti, augti. Vat. Ir aišku, jeigu ne mano mamytės liga ant patalo, tai ką gali žinoti, kaip ten būtų, bet 5 metai padarė savo ir reikėjo vėl iš naujo visko mokintis. Ir va tam kitam projekte, taip, tai buvo labai daug darbo, labai daug realizacijos. Bet laikui bėgant tiesiog, kaip tu daug dirbi, jau viską padarai ir tau darosi kažkaip tai neįdomu, jau ir tie patys žmonės kažkaip tai jau ir visa, atrodo, viską jau ten žinai ir norisi kažkokių naujų iššūkių ir tavo širdis tada sako, taip, jeigu nori keistis, eini, kažko ieškai, kažko kitko. Ir atėjus, tai čia matai, kad labai daug dalykų yra jau to, kad tu žinai praeitą, o dabar yra nauji dalykai, kuriuos tau reikalinga praeiti. Ir tai įdomu. Bet pati kompanija, vat, pasižiūrėkite, tai yra struktūrose, jeigu vidutiniškai visur kitur būna 35-36%, ne, tai čia yra 63% mokama tiesiog. Nu, dvigubai beveik, ne, už tą patį darbą. Ir kitas dalykas yra, kad 75, o gal ir daugiau jau šalių, ne, mes čia su jumi kalbam, tai yra žmonės naudoja produktą, kurį pagamina produktą, nes tai yra labai svarbu iš tikrųjų produktą pagaminti tokį, kokio nieks jau negamina, nes kitaip tu rinkoje neišsilaikysi. Wellness industrijoje tiesiog kaip suprato, kad tai yra tikrai labai didelė industrija ir kad galima tikrai labai gerai prasimušti, netgi farmacinės kompanijos pradėjo gaminti maisto papildus, vitaminus ir taip toliau. Tai va, tai kada kompanija pradėjo gaminti produktą būtent tokio, kokio nieks neturi, tai yra nauja technologija, kuri patentas 25 metam buvo paimtas. O dabar, atvirai kalbant, ne, visam laikui išpirko. Tai kada pati kompanija be skolų pradėjo ir neturint ir dabar tvarkosi, kad nebūtų tų skolų, taip, jinai geriau su savo partneriais susitars, kad galima būtų tiesiog kažkokį tai vat fabriką, ne, dar vieną pastatyti, ne, bet nelysti į banko skolas, nors labai bankai norėtų iš tikrųjų šitą dalyką padaryti. Vat, ir kada turi reitingą, garantiją, tai yra distributoriam, ne, kurie nori save realizuoti, tai yra labai svarbu iš tikrųjų ir garantas, ir tai, kad pasauliniu mastu galima tai daryti, ypatingai prie tinklinės rinkodaros darbas per internetą. Ne? Bet dar kompanijos prezidentas žino, kad žmonės mėgsta dovanas, kad reikalinga su žmonėm bendrauti, jiem dovanoti tas dovanas ir mes tikrai džiaugiamės tomis dovanomis, ne, kartais jau išlepinti būna. Aš kaip paskaičiavau, vien tik tai loterijose dalyvaujant, ne, kompanijoje, tai yra jau kiek dovanų yra išlošta ir gauta. Kokie produktai, taip, tai yra iš tikrųjų, aš pasakysiu, daug nekalbėsiu apie produktus, mes antradieniais kalbam, bet galiu pasakyti vieną, kada kiekviena turbūt moteris, ne, norėtų daug serijos gaminius kiekvienai dienai įsigyti ir naudoti. Bet kartais, ne, tiesiog ne dėl to, kad pasakysiu, ai, man gerai ir lietuviška, aš iš visų vandenių prausiuosi. Na, jeigu taip giliai pagalvojus, tai iš tikrųjų netiesa, norisi tikrai gerai save prižiūrėti. Bet tiesiai šviesiai kitą kartą pasakyti, nėra tų pinigų. Nėra. Ne? Ir aš savo negaliu leisti. Nes brangių produktų nėra. Yra tik tai tokie, kuriuos tu gali savo leisti nusipirkti ir negali savo leisti nusipirkti. Ir kada mes naudojamės tokią sistemą, kada save realizuojame, atliekam savo paskirtį, dalindamiesi su žmonėm, džiaugiamės, ne, tiesiog bendraudami su žmonėm, kad galim
galim tiesiog bendrauti, nes čia irgi labai svarbus dalykas. Aišku, yra žmonių, kurie nenori visai bendrauti, tai čia apie tai nešnekam, ane? Kada būnant dar jauna, ane, dar gali turėti galimybę padaryti karjerą lengvų būdų, bendradarbiaudama su kitais žmonėmis. Ir komandai iš viso yra labai lengva dabar šiais laikais. Tarkim, pavyzdžiui, nereikia išmokti visko. Gali tiesiog išmokti būti komandoje, būti tuo komandos žaidėju, kuris kitam nervų negadina, suprantat? Čia yra labai svarbus dalykas iš tikrųjų ugdant. Ir naudoti produktus, o jie kadangi turi geriausius sertifikatus ir faktiškai tie produktai yra lengvai pristatomi, ekologiškai švarūs, tinkantis tiesiog ir kūdikiui, ir seneliui. Tai yra nuo pat gimimo galima juos vartoti, nes jie visiškai natūralūs, 100%. Netgi tai yra natūralūs dažikliai ir skonis irgi natūralus yra. Va. Bet tu turi dar papildomai galimybę ir košės, ir kisienius, ir arbatą, ir kavą nusipirkti. Tai yra tiesiog kam eiti kažkur, tai jeigu tu gali iš savo nuosavos parduotuvės per internetą nusipirkti produktų. Ir jeigu tai paėmus, tai yra produktai tokie tiesiog skirti tam, kad pavalgyti, ne, ir pamaitinti savo kūną, tai yra tam, kad galima būtų vitaminų, mineralų, biologiškai aktyvių medžiagų, tai yra labai daug yra tikrai tokių medžiagų, kurios mums reikalingos, apie kurias mes dar nežinom, pamaitinti. Yra produktai, kurie gali apsaugoti nervų sistemą, apsaugoti nuo parazitų ir nuo visokių virusinių susirgymų. Yra produktai, kurie valo mūsų organizmą ir valo tuo pačiu iš vidaus ląstelės į išorę, ne? Ir taip pat galima netgi jau reprodukcinę savo sistemą sutvarkyti. Šiais laikais didžiausia problema tai yra vaikų gimstamumas, ne? Produktyvūs santykiai, ne? Kitą kartą labai svarbu, kitą kartą mes apie tai nešnekam, bet vien tik tai dėl to, kad nekokybiški santykiai žmonės jų nenori ir 60 metų jau bėga vienas nuo kito. O iš tikrųjų tai ne, turėtų būti atvirkščiai, va, pavyzdžiui, Kinijoje skaitosi, kad iki pat mirties galima iš tikrųjų turėti santykius. Aišku, daugintis tai ne, bet yra tokių atvejų, kad 70 metų dar pagimdyta vaikų buvo. Irgi svarbu. Patvirtinta visais sertifikatais, kurie įmanomi, kokie reikalingi mūsų būtent Europos Sąjungoje, Amerikoje, Vietname, ne, tai yra visur, kur šaliai ateina, visur. Reikia mums tiesiog žinoti, kad tas produktas turi savo kelią ir mes turime galimybę tiesiog gauti pačią pigiausią kainą, be jokių tokių antkainių, tiesiog už tos 63 pasidalinti per pusę. Ir turim dar vieną galimybę tiesiog gauti produktus, ne, pinigus gauti už tai, kad mes juos naudojam, kad mes dalinamės, ne. Ir daug kas ateina, aišku, vien tai dėl to, kad gauti tas išmokas, ne, o kiti ateina tam, kad save realizuoti, kiti ateina, kad būti sveikam ir galėtų tos produktus, ne, būnant sveikas žmogus, galėtų tos produktus naudoti ir faktiškai jam šeimos biudžeto nieko nereikėtų išimti. Va, tai yra būtent bonusai. Jeigu tai paėmus, paskaičiuoti, tai būtų tikrai labai sudėtinga, bet dėka kompanijos ofiso, ne, tos sistemos, kuri yra įdiegta, kurią valdo ten intelektas, faktiškai, ne, mes turime galimybę, tiesiog pasižiūrėti į ofisą ir pažiūrėti, kiek atėjo. Tiesiog intelektas mūsų neapgaus. Ir žiūrėk, prašau, nei skaičiuoti, nei nieko. Visa buhalterija yra sutvarkyta, viskas yra paskaičiuota. Tik žiūri, kad padirbėjai ir jau kapsti. Tai 10 eurų, tai 30 eurų, ne? Ir už tavo darbą ir gauni atitinkamą atlygį. Kas liečia patį Apple reiškia verslą, netgi sunku kitą kartą ir pasakyti, kad tai yra verslas, nes kai kurie žmonės tai yra kaip hobį naudoja, džiaugiasi tiesiog dalindamiesi, save realizuoja.
Bet vis tiek tai yra šioks toks verslas už tai, kad tai yra ryšys su žmonėm, tai yra ieškojimas, kad tiktai tam žmogui geriau kažką padaryti. Tai yra, kaip tai pasakyti, ieškojimas to tokio, kad žmogus galėtų džiaugtis, kad jisai galėtų gauti kažkokią tai naudą, ane? Nes verslininkas tai yra tas žmogus, kuris faktiškai žiūri, kad būtų naudinga tam žmogui, kuris pas tave ateina. Ir jisai sėdi ir galvoja, kaip čia padarius, ane, kad tam žmogui būtų dar geriau. Ir iš tikrųjų, Apple Go ne vien tai verslas, ane, tai yra ir renginiai, ir mokymai, kaip sakiau, ir geriausias marketingo planas šiuo metu, ir jisai nesikeičia, kas yra labai svarbu. Tai ir komanda yra geriausia pati kompanijos, ane, vat būtent dabar tikrai, netgi kitą kartą žiūri, ten kartais reikia, tai 24 valandas, 7 dienas per savaitę dirba, kad greičiau kažką tai padaryti, nes jie yra laimingi būtent dėl to, kad vadovauja tokia šauni pora ir kreatyvinis direktorius, kuri prigalvoja visokių dalykų, atrodo jau neįmanoma kažko tai dar geresnio prigalvoti. Tai yra pati iš tikrųjų Sergejaus Sergejevičiaus žmona Olga Vladimirovna Kulikova. Jinai ir būtent beauty brando išradėja. Ir jinai dėl savo kompanijos tiesiog labai daug prisideda, prikuria, atiduoda savo širdį, ne, tiem būtent renginiam, kad jie būtų kuo geresni ir kad žmonės tikrai pajustų gyvenimo skonį, kad jie gyventų, o ne merdėtų ir būtų liūdni. Ir iš tikrųjų geriausia ir palaikymo sistema, kad netgi jeigu tu paprasčiausiai ateini ir nėra to žmogaus, kuris tau padėtų, ne, kuris paimtų tave už rankos ir vestų, nors tai labai retai kada būna, yra, va, prašau, dirbtinas intelektas, ne, arba, tarkim, pavyzdžiui, dar tiesiog yra sistema visa, kuri ir mokymai tuo pačiu, kurie tave palaiko. Ir tas yra labai labai svarbu. Ir pabaigai tiesiog aš noriu pasakyti, kartais mes užsiglemžiam, ne, kažkuo tai, ką mokam, nenorim netgi kažko naujesnio sužinoti, o iš tikrųjų vat, tos pačios žinios, kada ateini, kada sužinai, kada gauni vis daugiau informacijos, ne, tiesiog gali atverti tau tikrai naujus horizontus, kaip kažkada tai man gyvenime, taip, niekada nepagalvotum, tikrai pasipriešinimas labai didelis buvo, kaip jūs, man tai išvis dinastinė avalininkė, ane, ir nuėjai kažkur į prekybą, kažkas tai tokio, kokia čia specialybė tais laikais, ane, buvo, bet jeigu nenueičiau tuo metu, tai net neįsivaizduoju, kaip dabar gyvenčiau. Tai yra man labai daug ką pakeitė. Mano gyvenime labai daug ką pakeitė. Ir pagrindinis dalykas tai yra atvedė kitų tokių rimtų vertybių, kurios puoselėjamos sąmoningai. Ir tokia vertybė kaip šeima, ne, tai yra tikrai, prašau, nepragyventum su vyru 42 metus, jeigu tokios vertybės nebūtų. Tiesiog tai vyko puoselėjimas. Vat, ir aš jum irgi taip pat kviečiu, kadangi ateisiu būtent nuo įrašo, ateis žmonės, kurie gal pirmą kartą tai išgirs apie kompaniją, taip, nes kitur niekur apie ją nešnekama. Tai tiesiog kviečiu atverti tuos naujus horizontus, tiesiog pažiūrėti iš visų pusių, ne, ir priimti savo sprendimą kažką keisti. Ir aišku, jungtis prie mūsų, nes pas mus tikrai labai daug yra pažangių žmonių, kurie bet kuriuo momentu gali padėti. Tai yra tikrai labai daug nuoširdžių žmonių. Yra žmonių, kurie tiesiog atėjo čia save realizuoti ir taip ir laukia, kad galėtų kažkam tai gero padaryti ir pasidalinti su jais. Ir tuo pačiu prisiminkit va tą pasakojimą Sinelniko, ne, kad labai svarbu iš tikrųjų tą dalę, kuri jums yra duota. Ją prižiūrėti, kad jinai gerai atrodytų ir su ją kartu dirbti. Tiesiog įsiklausyti, ką jinai jums pasakys. Ir iš širdies veikti. Ir aš stabdau įrašą. Iki sekančių pasimatymo. O tie, kurie norite, tai dar galite tiesiog dar pabūti,